Sveiki žiūrovai. Šiandieną bus valties testukas. Paprastas testas greičio, testas ir stabilumo. Pabandysim su šia valtim paplaukti vienas asmo, pažiūrėti koks greitis, dviese pažiūrėti koks greitis, tryse pažiūrėti koks greitis ir gal netgi keturiese, nes atvykom keturiese. Greičio testas su vienu žmogumi. $42 prieš vėją. Tai dabar stojam, apsisukam ir pažiūrėsim, kas gausis pavėjoj. Na kągi, valtį atsisėdom dviese. Dainius prisijungia ir bandysim dviese greičio testą. 1,43. Dabar dviese, žiūrėsim. Valtį tryse. Žiūrėsim, kas gaus tryse. Kiek tas greičio čia bus. Bus įdomu. Glicuoja labai gerai, greitai, lengvai, švariai. Sulipom visi, kas atvažiavom. Keturiese. Žiūrėsim, kas čia gausis. Greičio testas taip gaunasi. 1,43, dviese 40, tryse 37, 36 ir gaunasi keturiese 32. Realiai žmogus atsisėda, 90 kg 100, mes visi sveriam, nukrenta 3 km per valandą. Tai galit maždaug skaičiuotis, jeigu dviese žvejosit, kiek prisikrovus mantos jūs plauksit. Realiai viskas. Dėl stabilumo. Galit žiūrėti, va, kiek jinai pasviro. Ant galo atsistojus, turi puikiai matytis. Ganėtinai stabili, lyginant su mano 3,70, stabilesnė. Didesnė, jinai sunkesnė. Galim pabandyti atsistosiu šonę, pasižiūrėsim, per kiek išglicuoja dėl damumo. Tuoj va apsisuksiu. Va, ras ir glicas. Va tai va. Į posūkius ganėtinai gerai įeina. Man patinka. Bangos beveik net nejauti, kaip plauki. Cuk. Norit valtelės ne tik žvejybai, bet ir pramogai. Puiku.